Sveiki, šiame vaizdo įraše kalbėsiu apie lentelių sudarimą teksto rengyklėje. Taigi, norint įterpti lentelę į savo kuriamą dokumentą, pirmiausia reikia eiti į įterpimą ir čia yra pasirinkimas lentelę. Paspaudus ir įskleidžius lentelės komandas, matome iš karto pasirinkimus įterpti lentelę arba lentelę galime įterpti tiesiog nuspaudus kairį pelytės klavišo ir panaudojant čia esančius langelius. Taigi galime nusistatyti tiek, kiek yra 10 ir 3, tai būtent 10 stulpelio 3 eilutės. Norim daugiau eilučių, galime daugiau nusistatyti, mažiau, tai čia galime įsiterpti. Ir galime lentelę įsiterpti tiesiog lentelę įsiskleidus, yra įterpti lentelę ir tada galime nusistatyti, kiek mes norime stulpelio, kad kuriamoje lentelėje būtų, kiek mes norime eilučių, kad būtų. Ir dar automatiškai galime palikti, fiksuoti stulpelio plotį automatiškai. Tai padalins visam puslapiui į atitinkamas lygias dalis. Arba mes galime nustatyti kažkokį tai norimą stulpelio plotį. Taigi, jeigu šiuo atveju aš norėčiau, sakykime, kad būtų 5 stulpeliai ir koks 15 eilučių, tai ir noriu, kad būtų, tarkime, stulpelio plotis 2 cm. Aišku, galėjau įrašyti ranką, bet per šituos slinkiklius irgi galime pakeisti stulpelio plotį. Na ir spaudžiu OK ir aš turiu nurodyto dydžio lentelę, 5 stulpeliai, 15 eilučių ir stulpelio plotis yra 2 cm. Tai vat, kaip matome, dabar yra 2 cm. Kada lentelė yra pažymėta, kada lentelė yra žymeklis, tada atsirado dar 2 papildomi meniu punktai, tai dizainas ir maketas. Ir būtent jų pagalba galime lentelę formatuoti, kažką keisti, dizainą, maketą, ir papildyti, ištrinti ir taip toliau ir taip toliau. Taigi pradėkime dirbti su lentelė. Pirmiausiai duomenų suvedimas. Pažymite langelį, kuriame norite ir galite vesti informaciją. Perėjimas iš vieno langelio į kitą labai patogu yra tab klavišą spausti klaviatūroje ir galime rinkti kažkokį tai tekstą. Jeigu mes renkame žodžius, kurie ilgesni, jeigu yra vietos, mūsų stulpelis platėja, bet jeigu aš padaryčiau tarpelį, mūsų stulpelis vėl bandytų pasidaryti tokio dydžio, tokio pločio, kokio jis buvo nustatytas. Na ir toliau galime vesti, galime, aišku, langelį nurodant ir su pelyte spraktelėjant, bet, kaip sakiau, yra labai patogu naudoti tab klavišą. Turime įvedę į norimus langelius informaciją, dabar formatavimas teksto pirmiausiai. Tai reikėtų pažymėti tuos langelius, kuriuose norime atlikti kažkokius tai keitimus. Tai grįžtų į pagrindinę, tai čia būtent galime vėlgi keisti šriftą, galime šrifto dydį keisti. Jeigu norime tuose pažymėtuose langeliuose, tuose dviejuose nekeičiu, toje grupėje aš keičiu. Aišku, jeigu aš pereičiau, grįžčiau atgal į dizainą, maketą, čia kur yra lentelių 2 papildomi punktai meniu, tai atkreipkime dėmesį, kad čia yra vėlgi galimybė lygiuoti, 9 tie pasirinkimai lygiavimo teksto, tai būtent prie viršaus prie kairio šono, per viduriuką prie viršaus dešinysis, čia yra vertikalus prie kairio šono, vertikaliai per viduriuką ir vertikaliai prie dešinio šono, na ir yra apačia prie kairio, apačia per viduriuką, apačia prie dešinio šono. Taigi galime tekstą lygiuoti ir galime keisti teksto kryptį. Toje vietoje su kiekvieno mygtuko paspaudimu atkreipkim dėmesį, kad keičiasi teksto kryptis. Ir iš apačios į viršų, iš kairės į dešinę, iš viršaus į apačią ir galime nusistatyti tą teksto kryptį, kokią mes norime turėti langelyje.
Toliau dar galime nusistatyti langelio paraštės. Matome, kad langelėje yra paraštės, ne iki pat viršaus, nei iki pat apačios, nei iki pat kairio šono yra. Tai čia yra langelio paraštės ir matome, kad viršuje apačioje dabar po 0, o kairėje ir dešinėje po 0,19 cm. Taigi galime pasikeisti langelio paraštės, jeigu norime padaryti, kad visai nebūtų, ir tada turėtume be paraščių. Dabar, kada turime jau lentelę, galime, kai kada pamatome, kad yra per mažai stulpelių, per mažai eilučių, tai galime įsiterpti papildomą eilučių arba stulpelių. Tai tarkime, noriu tarp 2 ir 3 tarp tų tekstų, kad matytųsi tikrai, kad įterpiau eilutę ne čia kažkur, o čia, tai pažymiu tą eilutę, prieš kurią noriu įterpti, arba po kurios noriu įterpti. Tai čia jokio skirtumo. Ir tada žiūrėkite, čia makete yra 2 mygtukai. Vienas įterpia aukščiau, kitas įterpia žemiau. Tai šiuo atveju aš noriu, kadangi tarp 2 ir 3, tai aš paspaudžiu įterpti aukščiau ir man įsiterpia aukščiau. Analogiškai, jeigu norėčiau įterpti stulpelę, pažymiu stulpelę, ir tada yra galimybė įterpti iš kairės arba įterpti iš dešinės. Jeigu pažymėčiau 2 stulpelius arba 2 eilutes būčiau pažymėjęs, tai tada, kada terpiu, man įsiterpia irgi iš karto tiek, kiek buvau pažymėjęs tų stulpelių arba eilučių. Čia šiuo atveju po 2. Dabar toliau kalbant apie stulpelio plotį, eilučių aukštį, yra galimybė tiesiog keisti užėjus ant rėmelių, ant stulpelio kraštinės, nuspaudus kairį pelytės klavišą ir keisti tą, kurį norime, sakykime, plotį pakeisti. Paprastoje eilutės aukštis po apačia eilutės irgi galime eilutės aukštį didinti, mažinti. Jeigu mes norime keletą stulpelio arba keletą eilučių keisti stulpelio plotį, eilučių aukštį, tada pažymime tuos stulpelius. Pats geriausias žymėjimas yra viršuje. Jeigu norime visus stulpelius viršuje, nuspaudžiam kairį pelytės klavišą, kai tokia juoda rodyklė nukreiptai į lentelę, ir tada pažymime tuos stulpelius. Ir yra makete, yra plotis. Tai aš galiu nusistatyti, kad mano plotis būtų 3 cm ir dabar jau mano stulpelių plotis yra 3 cm. Analogiškai būtų su eilučių aukščiu, pažymime eilutes tų, kurios norime aukštį keisti, ir nustatome aukštį tokį, kokį norime, tarkim 1 cm, ir dabar jau mano 1 cm. Kadangi paplatinus stulpelius jau neįsiteko ir išėjo už ribų, tai mes kai kuriuos galime paimti stulpelius ir ištrinti. Tai ištrinimas, vėlgi, jeigu norime kelis, reikėtų pažymėti. Na ir kai jau pažymėję esam, čia yra naikinti. Tai dabar šiuo atveju norime naikinti stulpelius, tai pasirenkame naikinti stulpelius ir tie stulpeliai dingsta ir jau vėl visa lentelė įsitekusi yra į lapą. Analogiškai galime naikinti ir eilutes, pažymime eilutes, kurias mes norime naikinti, ateiname čia, pasirenkam naikinti eilutes ir panaikintume eilutes. Jeigu norime ne iš eilės einančius stulpelius pažymėti, tai Ctrl reikia laikyti ir tada galime pažymėti ne iš eilės einančius stulpelius ir tada galime, ką norėtume, kažką tai, sakykime, šriftą keisti, teksto kryptį keisti, kai kurių komandų, kaip matote, negalima vykdyti, jos neaktyvios, tai tokiu atveju negalėtume šito padaryti. Kalbant toliau apie lentelę, kartais tenka sulieti langelius, tai pažymiu, sakykime, šitą iš tų 5 langelių, noriu padaryti vieną langelį ir kažką tai parašyti, tai pažymiu tuos langelius ir sulieti langelius. Aišku, buvo galima spausti dešiniuoju, irgi būtų galima. Analogiškai galime sulieti ir į apačią, stulpelyje viename, nebūtinai eilutėje, stulpelyje galime sulieti ir bloką iš 2 stulpelių, 3 eilučių ir irgi yra sulieti ir gauname vieną. Taip kaip galime sulieti, taip galime ir skaidyti langelius.
Taigi, jeigu aš norėčiau per pusę, sakykime, perskelti šituos langelius, tai yra pasirinkimas pažymių langelius, kuriuos noriu skelti per pusę ir yra skaidyti langelius. Dabar man pasiūlo keturius stulpelių skaičius 4, kiekvienas skirs per pusę, bet jeigu aš norėčiau, aš galėčiau ir 5 nusistatyti ir tada jau man šitoj vietoj bus 5 stulpeliai. Na ir toliau, jeigu kartais norime tą suliejimą, galime panaudoti trintuką. Tai čia yra trintukas, jeigu kažkurios tai linijos nenorėtume, tiesiog tas pats, kas suliejimas, sakykime, yra trintukas. Ir analogiškai yra braižyti lentelę, tai tas pats, kas skaidimas. Jeigu mes norėtume, mes galėtume nubrėžti linijas ir gautume tas pats, kas skaidimas. Aišku, galime per perbraukti, padalinti į kelias eilutes. Tai du mygtukai braižyti lentelę ir trintukas yra kaip ir skaidimas langelių arba suliejimas, bet tik tai skaidant, tai galime mes nepadaryti, kad būtų lygiai, o naudojant šitos du mygtukus sulieti ir skaidyti, tikrai pasidaro viskas idealiai ir viskas yra lygiai. Na ir paskutinis dalykas, tai kas liko, tai yra langelių kraštinių linijos, kokias mes jas norime matyti, tai čia jau reikėtų pažymėti tą vietą, kurią mes norime keisti ir tokiu būdu jau galėtume tada eiti į dizainą. Na ir dizaine yra kraštinių stiliai, tai čia žiūrėkim, galime pasirinkti. Čia galime irgi pasirinkti, kokią norime, sakykime, kraštinę. Toliau galime pasirinkti jo storį, jeigu norime. Toliau galime spalvą pasirinkti, jeigu norime. Ir tada jau, kai viskas yra nustatyta, tada reikėtų pasirinkti, kur mes norime tą liniją uždėti. Tai va čia. Bet čia jau yra nepatogu, aišku, jeigu laikytume, tai tada iš karto kelias galime brėžti ir visą, tai būtent pasirinkta ta ir yra dėstoma, bet patogiau yra, kada mes įeiname į kraštinės ir spalvinimas. Na ir tada čia turime galimybę pasikeisti kraštines. Tai pirmiausiai pasirenkame stilių kraštines, toliau pasirenkame spalvą tokią, kokią norime, toliau storį linijų pasirenkame ir toliau nurodome, kur mes norime uždėti. Galime čia rinktis, tai nebus jokios, laukas bus aplinkui, viskas, tai aplinkui bus ta parinkta, o viduj plonos bus linijos. Atsiprašau, viskas tai bus visos vienodos, tinklelis tai taip kaip nupasakojau, aplink kraštinė visos lentelės bus tokia, kokią pažymėta, viduj plona, na, o pasirinktinai galėsime keisti tokią, kokią norim. Tai dabar palieku šitą tinklelį ir spaudžiu gerai ir ta pažymėta lentelės dalis yra tokio dalies, čia kadangi nevienodai sujungta, neišėjo taip gražiai pažymėti, bet turime tokį variantą. Jeigu norėčiau dar, sakykime, kažką keisti kitoje vietoje, vėlgi galiu pasirinktinai parodyti, kada aš renkuosi vienas linijas, sakykime, tokias ir tegu būna žalios ir aš noriu jas uždėti čia viršuje ir čia apačioje, toliau kita linija, aš noriu kokią banguotą, noriu, kad jinai būtų per vidurį tik tai, dar kokią nors dvigubą, tačiau gerokai storesnę, aš noriu, kad čia būtų šonuose ir turime mes jau lentelę, kuri yra tokia, tokios linijos uždėtos. Tai tiek yra apie lentelių tvarkymą, apie lentelių kūrimą ir lentelių tvarkymą.